Gal su kamuoliu Dinamo kapitonas Valinčičius. Baudos aikštelė ir pirmas prie kamuolio Rokas Leketas, Stojkovičius, Nomingesas, Mišičius. Čia vėl yra erdvės, smūgis į vartus ir tai yra, reikia pripažinti, kad labai gražus įvartis. Rezultatas 3-0, trečią kamuolį iš vartų tinklo tenka painioti Tomui Švetkauskui. Sveikino komandos draugai Valinčičių. 0-3 neseniai prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys ir situacija dar labiau komplikuojasi Kauno Žalgirio komandai. Željko Sopičiu štai tokiu žvilgsniu žvelgia į aikštę. Dar kartą ši Zagrebo Dinamo rezultatyvi ataka. Matome tik šiek tiek erdvės šalia baudos aikštelės. Puikus pirmasis lietimas ir Lisica vis dėlto jis, o ne Valinčičius, kamuolį į vartus pasiuntė. Rezultatyvų perdavimą Mišičius šioje situacijoje įsirašo ir idealus, tiesiog idealus smūgis kairė koja. Nei blokuoti jo nepavyksta Kauno Žalgirio gynėjų.